Labadiena. Smurtas artimoje aplinkoje skaudi mūsų visuomenė žaizda. Nuo šių metų Liepos 1 dienos pradėjo veikti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Tai naujas įrankis kovai su smurtautojais, artimųjų apsauga. Taip pat efektyvinama pagalba smurtą artimoje aplinkoje patiriančiam ar patyrusiam asmeniui. Siekiama pagerinti kriminogeninę situaciją šalyje, užkardyti nusikaltimus žmogaus gyvybei ir sveikatai, padidinti visuomenės nepakantumą smurtui artimoje aplinkoje. Apie visą tai kalbamės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygių galimybių moterų ir vyrų lygybės grupės vadovė Jolanta Sakalauskienė. Labadiena. Sveiki. Ir Policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotoju Mindaugu Akelaičiu. Labadiena. Sveiki. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Gerbiamas Mindaugai, pradėkime nuo jūsų. Tai kokia šiuo metu yra situacija Lietuvoje, kiek šiemet policija jau yra gavusi pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje ir kiek nuo Liepos 1, kai įsigaliojo orderis. Taip pat aišku, kiek jau orderių yra išduota. Na tai nuo metų pradžios policija yra gavusi per 10 mėnesių virš 41 000 pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje. Be abejo, nemaža dalis jų tampa ikiteisminiais tyrimais ir baudžiamosiomis bylomis. Na, o nuo Liepos 1 per 3 mėnesius mes gavome beveik 14 000 pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje ir iš jų virš 5600 buvo skirti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderiai. Ir tokiu būdu buvo realizuota ta naujoji priemonė, kuri įsigaliojo ir skiriamas papildomas dėmesys aukų apsaugai ir po to, po orderių išdavimo, policija be abejo ir kontroliuoja ir jų laikomus ir panašiai. Gerbiama Jolanta, kaip jūs vertinat tokius rezultatus? Taip, tai turbūt reikėtų paminėti, kad įstatymas įsigaliojo Liepos 1. Tai vertinti iš esmės, ar įstatymas šiai dienai duoda tokių apčiuopiamų rezultatų, tikrai yra per anksti. Tačiau aš manau, kad mes tikrai drąsiai galime daryti prielaidą, kad pats įstatymas buvo labai savalaikis, jis buvo labai reikalingas. Priemonės, kurias mes įtvirtinome įstatymų, taip pat buvo ilgai lauktos reikalingos. Ir jeigu mes kalbam apie smurto orderį, tai aš manau, kad tai veikia, tai duoda rezultatų ir kaip tai mes galime pamatuoti, tai kaip pavyzdys, jeigu imtume praėjusių metų Liepos-rugsėjo mėnesio ketvirtį, tai besikreipiančių asmenų į specializuotos kompleksinės pagalbos centrus skaičius išaugo 2,8 karto. Tai reiškia, kad žmonės kreipiasi, tai reiškia, kad žmonės ieško pagalbos ir aš manau, kad taip galim vertinti kaip labai pozityvų apsaugos nuo smurto orderio rezultatą. Mindaugai, kaip veikia orderis? Taip, mechanizmas yra gana paprastas. Policija turi įstatyme, yra įtvirtintas algoritmas, kaip turi būti reaguojama. Be abejo, policija turi tą vidinį detalizavimą, kaip tai turėtų būti atlikta, bet jeigu kalbant labai paprastai ir buitiškai, tai dažniausiai vis dėlto paskambinus pavojų patiriančiam asmeniui arba nusikaltimo aukai, kaip įprasta 112, bendruoju pagalbos centro numeriu, policija atvyksta į įvykio vietą ir pirmas žingsnis, kurį imasi vertinti, ar tai buvo padaryta nusikalstama veika, ar tai buvo nepadaryta nusikalstama veika. Jeigu padaryta nusikalstama veika, tuomet jau pradedamas ikiteisminis tyrimas ir tada jau atsiranda prokuroras, baudžiamoji byla ir labai rimtas ir gilus tyrimas, ar tai buvo vis dėlto tikrai padarytas nusikaltimas ir ar kaltas asmuo bus nubaustas už tai. Jeigu vis dėlto įvykio vietoje trūksta duomenų apie tai, kad buvo nusikalstama veika padaryta, tada jau policijos pareigūnai imasi vertinti smurto riziką ateityje, būtent remdamiesi naujomis įstatymo nuostatomis, atlieka abiejų pusių apklausą, surenka duomenis apie tai, kokia yra situacija, ar ten yra vaikų, ar yra apsvaigę, ar yra agresyvūs asmenys. Visa eilė yra patvirtintų kriterijų, kuriuos policijos pareigūnas turi įvertinti įvykio vietoje. Ir jeigu yra pakankama duomenų apie tai, jog rizika kilti smurtui artimoje aplinkoje ateityje toje aplinkoje yra reali, tuomet yra skiriamas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis ir pavojų keliantis asmuo yra nedelsiant iškeldinamas iš tos gyvenamosios vietos. Tai, man atrodo, šitas algoritmas jisai užtikrina tai, kad galima veikti čia ir dabar, nes jeigu lyginant su tuo, kaip buvo anksčiau, tai turėjo būti vis dėlto ir teismo įsikišimas ir tai trukdavo
pakankamai ilgai, jeigu būdavo, pavyzdžiui, suėmimas ar panašus dalykai baudžiamojoje byloje, ir tai tik esant jau pagrįstiem įtarimam, jog tai buvo nusikalstama veika, tai buvo galima daryti tokią apsaugą. O šiuo atveju užtenka įvertinti riziką ir kaip pakankamai realią, ir policijos pareigūnas turi tą įrankį. Be abejo, po iškeldinimų pareigūnai pagal nustatytos algoritmus lygiai taip pat vyksta į tą vietą, kur buvo įvykis įvykęs, ir tikrina, ar iškeldintas, pavojų kelintas asmuo negrįžo, negrasina, netrukdo pavojų patiriančiam asmeniui. O jeigu nustatoma vis dėlto, kad orderio reikalavimai buvo pažeisti, tuomet yra taikoma administracinė atsakomybė pažeidėjui. Viešoje erdvėje buvo pasirodę nuogastavimų, kad įvedus orderį atsiras piknaudžiavimų. Ar jūs pastebite tokį dalyką? Objektyviai statistiniais duomenim taip negalėčiau teikti. Galime galbūt vertinti keletą tokių išvestinių duomenų, kaip pavyzdžiui skundai. Tai panašiai apie 5% visų išduotų orderių yra apskundžiami. Tai mano vertinimu tai nėra labai didelis skaičius, nes skundų pateikimo tas slengstis arba procedūra yra įstatymai įtvirtinta labai elementari. Asmenį, kuriam yra skirtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, tai reikia parašyti jokių formalių reikalavimų neturintį skundą, prieštaravimą, nesutikimą, bet ką, vos ne baltam lape parašyti nesutinku su man skirtu orderiu. Ir policijos pareigūnai pirmą pakartotinai įvertins visą surinktą įvykio vietoje medžiagą ir įsivertins, ar vis dėlto mes pagrįstai paskyrėme orderį. Tai yra pirmas žingsnis, tam yra skirtas pakankamai trumpas laiko tarpas. Tuomet įsijungia specializuotas kompleksinis pagalbos centras, kuris jau pabendravę su pavojų patiriančiu žmogumi duoda savo ekspertinę išvadą, ir galiausiai, jeigu policija pati nenaikina orderio, mano, jog jis yra skirtas pagrįstai, per 48 valandas nuo skundo pateikimo skundą imasi nagrinėti teismas, kuris ir priima iš esmės galutinį sprendimą, ar orderis buvo skirtas pagrįstai ar nepagrįstai. Tai man atrodo, čia yra tas būtent tas realizuojamas labai greitas ir tiek pagalbos, apsaugos užtikrinimo mechanizmas, tiek ir tuo asmens, kuris yra iškeldintas, teisių gynimo mechanizmas. Ir galų gale teismas įsijungia ir pasako, ar viskas buvo tvarkoje. Gerbiama Jolanta, nuo Liepos 1 dienos įsigaliojo ne tik tai orderis, bet ir daugiau dar visokių priemonių, kurios yra įtvirtintos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje naujoje įstatymo redakcijoje. Pasakykite, kas dabar vyksta naujo. Taip. Tai gal turbūt reikėtų paminėti nuo pat pradžios, iš tikrųjų, kokią mes turėjom tikslą, kuomet su komanda rengėm apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Tai vienas iš tokių pagrindinių tikslų iš tikrųjų buvo sukurti stiprų tarp institucinį modelį, kad visos valstybės institucijos, nevyriausybinės organizacijos, savivaldos institucijos įsigalintų ir turėtų savo rolę šiame įstatyme. Kad iš ties smurto problema būtų sprendžiama iš esmės ir kad tai apimtų ir prevenciją, kad tai apimtų pagalbą ir kad tai apimtų asmenų apsaugą. Tai tikrai noriu pasidžiaugti, kad šį dalyką mums pavyko įtvirtinti. Kitas labai svarbus aspektas, tai iš tiesų dėmesys buvo skiriamas kokybiškai pagalbai, specializuotai kompleksiniai pagalbai. Tai įstatymu mes taip pat įtvirtinom akreditavimą šių organizacijų ir šiai dieną mes turime 24 akredituotas įstaigas. Ir būtent akreditavimas mums leido orientuotis į kokybišką teikiamą paslaugą, padidinti teikiamos pagalbos kokybę ir skaičių, turėti stiprius kompetentingus specialistus teikiančius pagalbą, tai su naujuoju įstatymu mums pavyko tai pasiekti. Kitas dalykas, tai iš ties labai svarbu, kad sprendimai ir visa tai, kas yra susijęs su smurtu, būtų priimami į visų institucijų ir kad būtų orientuojamasi į duomenų pasidalinimą ir efektyvų sprendimų priėmimą. Tai turbūt tas tarp institucinis modelis, pagalba, prevencija ir visų institucijų darbas yra vienas iš svarbiausių dalykų, ką mums pavyko įteisinti. Minėjote, kad Lietuvoje dabar jau veikia 24 akredituoti specializuotos kompleksinės pagalbos centrai. Ir kokie yra jų darbo rezultatai? Ar jau galima pamatuoti nuo orderio įvedimo? Tai
Pamatuoti tai turbūt galima, bet šiuo vietoje tai turbūt, ką aš ir akcentuoju, tai reikėtų džiaugtis ir žiūrėti tai, kad mes turim kokybiškas paslaugas teikiančias organizacijas, akredituotas tas organizacijas, kurios atitiko kriterijus. Kitas dalykas, turbūt, ką ir minėjau pradžioj, mes matome išaugusi besikreipiančių arba nukreiptų asmenų skaičių. Tai jeigu pernai tokiu pat metu, Liepos ir rugsėjo mėnesių laikotarpį mes turėjome mažesnį skaičių, tai kaip ir minėjau, 2,8 karto išaugo asmenų besikreipiančių skaičius. Tai iš tikrųjų mūsų tie rezultatai, kad ir kaip tai keistai skambės, džiugina, nes būtent besikreipiantis asmenys arba asmenys, kurie skambina policijos telefonu 112 ir ieško pagalbos, tai mums leidžia numatyti tai, kad vis tik žmonės pradeda įsisąmoninti, kas tai yra smurtas, pradeda atpažinti ir kreipiasi pagalbos. Tai va šioje vietoje aš tikrai džiaugiuosi ir manau, kad jeigu ir toliau šitie skaičiai kils, tai mes galėsim tikrai savo drąsiai pasakyti, kad mūsų visuomenė geba atpažinti smurtą ir geba kreiptis pagalbos. Tai čia rodikliai šiai dienai mus tikrai džiugina. Prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pradėjo veikti smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje taryba. Kas tai per taryba ir kas iš ko jis susideda ir ką jį veikia? Taip, tai irgi yra naujas darinys, tai yra patariamoji institucija veikianti prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurią sudaro valstybės, savivaldybių, įstaigų ir organizacijų atstovai bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Ir svarbiausia turbūt tokia funkcija, ką ši taryba veikia, tai jinai iš esmės nagrinėja tarp institucinius klausimus, žiūri, kokias mes turim problemas, žiūri, kokius mes turim rezultatus, jos monitoringuoja ir teikia kokybiškas išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kitom institucijom ir vyriausybei, kaip reikia efektyviai planuoti, koordinuoti ir įgyvendinti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politiką. Dėkoju Jums už pokalbį apie apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį ir efektyvinamą pagalbą riziką patiriantiems ir nukentėjusiesiems. Kalbėjome su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygių galimybių moterų ir vyrų lygybės grupės vadove Jolanta Sakalauskienė ir Policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotoju Mindaugu Akelaičiu. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.